Labas rytas, mėly žiūrovai. Kasmet pirmąjį Mėnulio pilnaties sekmadienį po pavasario lygiadienio švenčiame gražiausią pavasario šventę – Velykas. Gilias tradicijas turinti šventė minima visame krikščioniškame pasaulyje. Tad linkime nepamiršti velykinių papročių ir Velykas sutikti apsuptiems šeimos bei artimų draugų. Na, o dabar pažvelkime, ką šiandien jums esame paruošę. Laidoje rodysime akimirkas iš 15-osios Vydūno tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos, jaunimo verslumą skatinančio konkurso Užaugink verslo idėją finalą, nagrinėsime rašto darbų pirkimo ir pardavimo tendencijas. Tačiau pirmiausia, trumposios akademinės naujienos. Šiais naujaisiais akademiniais metais valstybės remiamas paskolas studentams teiks DNB, Swedbank ir Šiaulių bankai. Numatoma, kad sutartys su šiais bankais bus pasirašytos iki kovo pabaigos. Tuomet Valstybinis studijų fondas paskelbs išsamią informaciją apie paskolų sąlygas interneto svetainėje www.vsf.lt. Klaipėdos universitetas kartu su partneriais Rusijos Baltijos federaciniu Immanuelio Kanto universitetu ir Lenkijos Gdansko jūrų muziejumi įgyventina ES finansuojamą projektą. Jo vienas pagrindinių tikslų – paruošti strategiją ir veiksmų planą dėl kultūros paveldo objektų darnaus pritaikymo kultūriniam turizmui Kuršių marių ir Aistmarių pakrančių regionuose. Todėl praėjusį penktadienį buvo suorganizuotas tarptautinis seminaras. Jame aptartos kultūros paveldo apsaugos ir pritaikymo kultūriniam turizmui Lietuvos, Rusijos Kaliningrado srities ir Lenkijos pasienio regionuose problemos ir galimybės. Seminaro metu pateikti kultūros paveldo apsaugos pavyzdžiai, aptartos perspektyvos kultūrinio turizmo plėtrai. Pasak vieno iš seminaro organizatorių, Klaipėdos universiteto socialinių mokslų fakulteto socialinės geografijos katedros vedėjo docento dr. Eduardas Pirejevo, valstybė seminaro metu bandė surasti bendrą problemų sprendimą. Pagal visas veiklas yra šiandien suplanuota išanalizuoti gairias susijusi su veiksmų planu ir strateginio plano paruošimo dėl kultūros ir gamtinio paveldo apsaugos šiame regione. Partneriai iš kiekvienos šalies yra paruošę prezentacijas, pristatymus, argumentus, įvairiausias problemas. Kiekviena šalis pristato informaciją apie savo pusę ir tada, bus vykdoma tokia tarptautinė diskusija ir ieškoma bendros sprendimo strategijos. Klaipėdos universiteto menų fakultetas kviečia apsilankyti balandžio 6 dieną 12 val. Vykstančioje atvirų durų dienoje. Turėsite galimybę sužinoti apie menų krypties studijų programas, susipažinti su dėstytojais ir studentais. Fakulteto atstovai atsakys visus jūs dominančius klausimus. Nepraleiskite! Praėjusį trečiadienį Klaipėdos universitete buvo minima Žemės diena. Šią progą Gamtos ir matematikos mokslų fakulteto atstovybės studentai Klaipėdos universiteto kiemelyje iškėlė Žemės dienos vėliavą, visus kvietė pasivaišinti ekologiškomis arbatomis ir sausainiais, tarpusavyje diskutavo apie žemę bei jos svarbą. Kadangi mūsų universitete šiaip daug gamtos mokslų nėra, tai manome, kad reikia priminti studentam ir akademiniai bendruomeniai visai, kad Žemės planeta yra mums svarbi, nes joje mes gyvename ir mums jo reikia saugoti ir mylėti. Mes vis tiek gyvenam žemėje, mums žemė duoda viską, saulė, šiluma, maistas. Tai vien tik dėl to mums turėtumėm kažkaip padėkoti. Ta diena kaip ir padėkojimas galbūt būtų žemėje. Kadangi pačią studijuojam aplinkosaugą, tai galvom, kad... Tai gana svarbu, nes šiais laikais žemė yra labai teršiama, tiesiog mes norim iš jos daugiau gauti, negu patys duoti. Tai reikia paminėti, reikia žmonėm priminti apie tai, kad vis dėlto, jeigu ne žemė, tai mes daug ko neturėtumėm. Botanikos sode Žemės dienos proga lankėsi Klaipėdos Vitės pagrindinės mokyklos ir Tauralaikio progimnazijos moksleiviai. Minėjimo metu skambėjo Uostamiesčio universiteto folkloro ansamblio Auksodis dainos, susirinkusieji stebėjo humanitarinių mokslų fakulteto studentų programą. Azerbaidžano jaunimo organizacija Lietuvoje skelbia esė konkursą studentams. Iki balandžio 25 dienos studentai kviečiami rašyti esė anglų kalba tema Ką aš žinau apie Azerbaidžaną. Geriausių esė autoriai laimės kelionę į šią egzotišką šalį. Išsamesnę informaciją rasite oficialioje Azerbaidžano jaunimo organizacijos Lietuvoje internetinėje svetainėje.
Klaipėdoje įvairių sričių mokslininkai rinkosi į praėjusią savaitę jau 15 kartą vykusią tarptautinę mokslinę praktinę Vydūno konferenciją į sveiką gyvenseną ir skaidrę būtį Vydūno keliu. Susirinkusieji turėjo galimybę išgirsti apie streso valdymo, natūralios medicinos ir įvairių terapijų teikiamą naudą. Vydūno tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje buvo minima 145-asis Vilhelmo Storostos Vydūno jubiliejus. Šių metų tema – psichoemocinė sveikata ir streso valdymas. 15-oji Vydūno konferencija buvo suskirstyta net į 4 sekcijas. Jose apsilankiusieji klausėsi pranešimų psichoemocinės sveikatos, streso valdymo, natūralios medicinos, skirtingų terapijų ir netgi paties Vydūno veiklos temomis. Kasmetinė Vydūno konferencija laikoma vienu svarbiausių renginių sveikatos tema Lietuvoje. Ši konferencija uždega švyturį Lietuvai, kad tas švyturys uoste pastatytas leistų plaukti visiems miestams, miesteliams, kaimams, kaimukams link Klaipėdos sveikatos idėjos ir suprasti, kad sveikatoje slypi milžiniškas užtaisas. Yra kultūrinis didelis reiškinys, nes Vydūno žinios, jos suformuoja kitą kultūrą, sveikatos kultūrą. Ir ta prasme, man atrodo, čia yra unikalus reiškinys ir kiek aš girdėjau atsiliepimų, visi nori, kad tos konferencijos ir toliau kartotųsi ir gal net iš Klaipėdos persikeltų į Vilnių ir į kitus Lietuvos miestus. Pasak konferencijos dalyvių, psichoemocinės sveikatos ir streso valdymo problemos sveikatos sferoje yra pačios aktualiausios. Tai ši tema yra taip būtina. Tai būtina suprasti, nes savižudybėmis paliesta labai tokia svarbi visuomenė dalis. Tai yra paaugliai ir iki 21 metų viena grupė, o kita grupė tarp 45 ir 55, kada netenka darbo, kada netenka lėšų, kada patenka į šeimininius pergyvenimus, kada tas stresas atima gyvenimo džiaugsmą, atima gyvenimo viltį, tai priveda prie sprendimo pakelti ranką prieš save. Taigi šitą streso valdymo idėja yra labai savalaikė, labai reikalinga. Konferencijoje daug dėmesio skirta alternatyviems gydymo metodams, ligų profilaktikai ir, žinoma, sveikam gyvenimo būdui. Šiemet šiame mokslinėme renginyje lankėsi ir pranešimus skaitė svečiai iš užsienio, linkėjimus vaizdo įraše į Klaipėdą iš Amerikos perdavė vienas iš Hipokrato sveikatos instituto Jungtinėse Amerikos valstijose įkūrėjų Viktoras Kulvinskas. Nemažo susidomėjimo sulaukė pranešimas Mintis ir sveikas gyvenimo būdas. Jį parengė sveikos gyvensenos ir natūralios medicinos rūmų prezidentas, Klaipėdos universiteto profesorius daktaras Algimantas Kirkutis. Tai mintis ir yra, tai valdymas to informacinio lauko. Tai jeigu mintis yra sveikos, tai galima 95% ligų jų išvengti, kad jų iš viso nebūtų. Jeigu žmogus galėtų pozityviai mąstyti, nebūtų negatyvių minčių. Klaipėdos miestas priklauso Pasaulio sveikatos organizacijai ir yra aktyvus sveikų miestų tinklo dalyvis. Pranešimą šią temą Vydūno konferencijoje skaitė Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto dekanas profesorius daktaras Artūras Razbadauskas. Jis gali įtraukti kitus miestus ir būti kaip pavyzdys, kaip vedlys, ta prasme ir tiesioginė, ir perkeltinė sveiko gyvenimo uostas. Taip, kad jis turi įtraukti ir kitus šalia esančius miestus ir kitus į tą tinklą. Ir sveiko miesto koncepcija tai yra procesas. Jis vyksta pastoviai. Nėra taip, kad mes pasiekėme ir apsidžiaugiam ir sustojam. Tai yra procesas, kuo daugiau žmonių įtraukti, kad jie suprastų, kad ne tik tai ligas reikia gydyti, bet reikia sveikatą tausoti. Konferencijos organizatoriai džiaugiasi, kad susidomėjimas sveika gyvensena ir sveikata kasmet auga. Akivaizdu, kad Vydūno konferencijos tradicija nebus nutraukta ir kitais metais. Klaipėdos Ievos Simonaitytės bibliotekoje vyko knygos Lietuvių etiketas ir bendravimo kultūra 20-ame amžiuje pristatymas. Jo metu leidinio autorė docentė daktarė Andželika Bilaitė-Žakaitienė susirinkusiems pasakoja apie lietuvių etiketų ir bendravimo kultūros kaitą nuo 20 amžiaus. Docentė daktarė Andželika Bilaitė-Žakaitienė sakė, kad rinkdama informaciją atrado daug netikėtų faktų. Knyga turėtų būti ypač įdomi skaitytojams, besidomintiems senosiomis lietuvių tradicijomis. Kaip bebūtų, kad ir yra kažkokios tai naujovės, kurias, tarkime, skatina įvairūs sociokultūriniai reiškiniai, pasikeitimai jose, bet lietuviai
stengiasi išsaugoti tas vadinamas lietuviškas tradicijas ir būtent bendravimo kultūros tradicijas. Na, tai aišku, šiandien galbūt tai labiau yra vyresniosios kartos tai jau veiksmuose, elgesyje, jų atmintyje, negu kai kas jaunimas keičiasi, jisai ima daugiau naujovės, bet kaip ten bebūtų, dar yra ir senų tradicijų ir aš tikiuosi, kad jo dar išliks. Pasak Klaipėdos universiteto leidyklos direktorės Lolitos Zemlienės, ši knyga įdomi pasakojimais apie 20-ojo amžiaus žmonių gyvenimą. Aš manau taip. Dėl to, kad kaip ir matėte iš pristatymų, iš autorės reiškia tokių turiningo pasakojimo, įdomu, kaip gyveno, kaip žmonės elgėsi. Šiaip labai knygoje mes ten žiūrėjom labai įdomios nuotraukos atrinktos, įvairūs atvirukai, palinkėjimai, laiškų fragmentai. Iš to mes galim pasimokyti ir galų gale pamatyti savo ištakas. Aš manau, kad bet kuri knyga, mokslinis tas tyrimas, jisai mums vienu ar kitu aspektu atskleidžia gyvenimo tikrovę. Po knygos pristatymo autorė Andželika Bilaitė-Žakaitienė susilaukė gausių plojimų ir buvo apdovanota gėlėmis. Vėliau svečiai turėjo galimybę ir pabendrauti su pačia autore, užduoti jai klausimų. Vakarų ekspresas. Vienintelis tikrai klaipėdietiškas. Pastaruoju metu vis labiau klesti akademinį nesąžiningumą skatinanti prekybą rašto darbais. Internete gausu viešų ir legalių pasiūlymų įsigyti kursinio, bakalauro ar magistro darbus. Apie šio reiškinio tendencijas Klaipėdos universiteto reporterės Ievos Augytės rengtame reportaže. Lietuvoje kuriasi įmonės, rašančios ir parduodančios mokslo darbus studentams. Juk vos už kelis tūkstančius litų jūs galite nusipirkti magistro ar bakalauro darbą. Tačiau nejau iš tikrųjų viskas taip paprasta. Ar tikrai Lietuvoje aukštasis mokslas parduodamas it daržovės turguje? Laida Universitetai LT atliko akademinio sąžiningumo apklausą. Jos duomenimis studentai rašto darbus pirkti linkę retai dėl keleto priežasčių. Didžiai daliai apklaustųjų parduodami rašto darbai yra per brangus, o užduotis nėra tokios sudėtingos, kad jų nebūtų galima atlikti patiems. Nemaža dalis respondentų atkreipė dėmesį į tai, kad publikuojami internete darbai nėra kokybiški, o beveik 50% respondentų pripažino esantys sąžiningi ir visiškai nenorintys sukčiauti. Rašto darbų pirkimo paslaugą pasinaudoję respondentai sako tai darė iš smalsumo, tačiau atsiskaitimo metu nupirktų darbų pasinaudoja tik iš dalies. Kita dalis tokių studentų rašto darbus perka dėl laiko stokos. Trečdalis apklausoje dalyvavusių teigia, kad ateityje ketinantis pirkti rašto darbus, jei dėl laiko stokos negalės jų patys parašyti. Nors apklausoje dalyvavę studentai pasižymė akademiniu sąžiningumu, prekybos rašto darbais tendencijos nesikeičia. Siekiant stabdyti tokį sukčiavimą buvo įdiegtos plagiatus atpažįstančios sistemos. Viena tokių plag.lt. Pasak šios sistemos atstovo Horst Klaus, plag, kaip ir kitų panašių sistemų, veikimo principas yra labai paprastas. Lygina dokumentus su turima duomenų baze ir rodo vartotojui sutampančias vietas tekste, kur sutampa, kur randa teikimą. Plagiato atpažinimo sistema yra prieinama visoms aukštosioms mokykloms. Horst Klaus teigimu, šiuo metu plag sistema atpažįsta didžiąją dalį plagiatų. Šaltinių yra apie 1 milijoną šiuo metu. Bet kai kurie šaltiniai ten į kelis puslapius ten dalinasi. Pas mus toks, kad tas indeksas yra 1 milijonas. Ten vieni gal išskaidyti, kiti neišskaidyti. Tai šiuo metu sistema kažkur 90% plagiato aptinka, jeigu jisai kopijuojamas, rašomas iš interneto šaltinių. Akivaizdu, kad didžiausią darbą prekyboje rašto darbais atlieka šių darbų autoriai. Su vienu iš jų susisiekė ir laida Universitetai LT. Tokia veikla užsiimančio asmens priežastis – darbo trūkumas. Nusprendžiau labai paprastai. Šiaip tą darydavau, kai kada padėdavau savo kursiokams. Ir atėjo toks momentas, kada darbą neturėjau ir reikėjo kažką daryti. Ir supratau, kad galėčiau tą pamėginti. Nežinau, ar iš tiesų būtų didelė paklausa, bet kai
įdėjau kelis skelbimus ir kai pamačiau, kokia yra didelė reakcija, supratau, kad tai yra mano šansas, tai ir tuo pasinaudojau, tai ir labai sėkmingai tą dabar darau. Pasirodo, kad nuoširdžiai dirbant ir rašant bakalaurinius, magistrinius ar kitokius rašto darbus studentams galima užsidirbti nemenką sumą pinigų. Šiaip jeigu nuoširdžiai tą darant ir nepakeliant galvos nuo kompiuterio, tai galima užsidirbti kelias vidutinės algas per mėnesį. Prekyba rašto darbais vyksta internetinėje erdvėje. Pasak Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos kontrolės departamento direktorės pavaduotojas Vidos Okuličienės, bet kokia prekyba elektroninėje erdvėje yra stebima. Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija nėra nustatyta tokiu atveju, kai mokesčių mokėtojai ir registruodami individualią veiklą būtent būtų nurodę tokią vykdomą veiklą. Tačiau kontrolės metu mes nustatome tokiu atveju ir nedelsant tokia informacija yra perduodama Švietimo ir mokslo ministerijai. Noriu atkreipti dėmesį, kad mokesčių inspekcija ypatingą dėmesį skiria visiems tiems atvejais, kai mokesčių mokėtojai vykdo neregistruotą veiklą ir neapskaito visų pajamų. Todėl tokiu tikslu šiais metais valstybinė mokesčių inspekcija pradeda vykdyti projektą elektroninė prekyba, kadangi, kaip ir žinome, didžioji dalis verslo persikėlė būtent į tą elektroninę veiklą. Veiklų, kuriomis gyventojai gali verstis įsigiję verslo liudijimų sąrašą, galite rasti valstybinės mokesčių inspekcijos tinklalapyje. Tačiau šiame sąraše prekybos rašto darbais aukštųjų mokyklų studentams nėra. Įmonės siūlančios pirkti rašto darbus oficialiai deklaruoja savo veiklą kaip šiek tiek platesnė nei iš tikrųjų yra. Sąžiningai moka mokesčius, todėl ir toliau sėkmingai veikia. Kontrolės metu dar tokiu atveju nėra pasitaikę, kad 100%, sakykime, įmonė vykdytų būtent tokią veiklą. Bet jeigu mes tik ir nustatytumėm, tai mes iškart informuotumėm nedelsant Švietimo ir mokslo ministeriją. Lietuvos statistikos departamento duomenimis pagal ekonominių veiklų rūšių klasifikatorių rašto darbai aukštosiose mokyklose yra kaip vienas iš komponentų reikalingas tinkamam aukštojo mokslo sistemos funkcionavimui, todėl tokie darbai negali būti skirti rinkai. Tačiau Švietimo ir mokslo ministerijos teisės skyriaus vyriausiosios specialistės Olgos Pacevičienės teigimu sunkiausia įrodyti, kad įmonės užsiima tokia veikla. Bendrovės, kurios užsiima rašto darbo prekybą, iš tikrųjų žino, kam bus tie raštai panaudojami. Bet įrodyti, kad jie užsiima tokią neteisėtą veiklą, iš tikrųjų yra labai sunku, nes visą laiką gali jie tai forminti kaip neformalus švietimas arba konsultavimas savo steigimo dokumentuose. Ir sutartyse irgi nurodyti, kad tiesiog kaip kažkokia konsultacija arba persdamas tik turtinės teisės. Švietimo ir mokslo ministerija dėl prekybos rašto darbais kreipėsi į prokuratūrą, tačiau ši atsisakė atlikti ikiteisminį tyrimą. Šioje prekyboje atsakomybė už rašto darbą perkeliama studentui, kuris įsigytą darbą gali naudoti savo nuožiūrą. Olgos Pacevičienės nuomonė, prekybos rašto darbais mastai išlieka tie patys. Ar didesnis tas mastas ar ne, galbūt daugiau tiesiog tai kreipiamas dėmesys ir daugiau tai pastebima, bet aš manau, anksčiau tai buvo tiesiog anksčiau galbūt iš tikrųjų pavieniai asmenys, o dabar, kadangi yra poreikis, tai kai kurios įmonės jau to užsiima. Bet šiaip taip manau, kad tai buvo tas raštų rašymas už kitus asmenys nuo senų senovės vyko tai. Tiesiog dabar apie tai jau garsiai kalbama daugiau. Nes vis tiek yra mūsų visuomenė tokia atvira ir atvirumo vienas iš pagrindinių principų mokslo ir studijų. Tai aš manyčiau, kad tiesiog dabar apie tai yra kalbama daugiau, o ne tai, kad daugiau to naudojamasi. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 3 skirsnyje išskiriami 9 principai, kuriais Lietuvoje grindžiamas mokslas aukštosiose mokyklose. Vienas jų – akademinė etika. Olgos Pacevičienės teigimu, pačios aukštosios mokyklos yra atsakingos už akademinės etikos taisyklių paisymą. Ankstesnėje laidoje pristatėme šiemet jau 4. kartą organizuojamą konkursą Užaugink verslo idėją. Praėjusį trečiadienį vykusio konkurso finalo akimirkos jau netrukus. Šiemet įvykusios konkurso Užaugink verslo idėją pusfinalį savo geriausias verslo idėjas finale patikė 7 komandos. Žalias protas, Rytojaus projektai, Ekonomistų klubas, 4F, Green Man Club, Klaipėda International, The Ladies. Konkurso Užaugink verslo idėją komisijos narys,
Darbo paieškos, karjeros ir verslumo portalo Manager LT vadovas Aras Mileška tikina, esą tokie konkursai itin reikalingi ir naudingi. Duoda tokią kaip ir tiesioginę praktiką. Kartais ne kiekvieno įmonėje tokias užduotis gauna studentai praktikos metu, tai čia tokia galimybė yra išskirtinė. Komandos Rytojaus projektai narė Ingrida prasitarė, kad norint dalyvauti konkurse, svarbiausia tikėti tuo, ką darai. Nežinantiems nuo ko pradėti, mergina siūlo sėkmingos idėjos formulę. Tiesiog reikia pasiryžti ir įrodyti, kad jie gali ir reikia siekti savo tikslo, taip mes laimėsim. Mūsų buvo užsibrėžtas tikslas laimėti ir štai mes šiandien jau finale. Reikia ryžtingų žmonių daryti didelį brainstormą, atsirinkti geriausias idėjas, paklausti pašalinių, ar jiems ta idėja patiko, jei patiko, taip, darom. 4 metus vykstantis konkursas šiemet pateikė naujovių. Pristatydamos savo idėjas, komandos rėmėsi Harvardo universiteto metodologijos principais. Būtent šio turnyro forma, nes praeitais metais buvo daugiau verslo idėjų turnyras, o šiais metais naudojame Harvardo tematiką ir įmonės tiesiog pateikė studentam rūpimus klausimus, problemas, o studentai jas sprendė. Finalininkų idėjas vertino iš įvairių įmonių atstovų sudaryta komisija. Pasak jos nario, darbo paieškos, karjeros ir verslumo portalo Manager LT vadovo Aro Mileškos pagrindinis vertinimo kriterijus – idėjos realistiškumas. Ta idėja turi patikti tiek pačiam užsakovui, sakykime, įmonėje, kuri iškelia vieną ar kitą problemą, tiek komisijos nariams. Mes atsižvelgsime į tai, ant kiek ta idėja yra realistiška, ant kiek finansiškai pagrįsta ir ant kiek finansiškai pajėgi pati įmonė įgyvendinti. Po finalinių idėjų pristatymo buvo išrinktos 3 komandos nugalėtojos. Pirmoji vieta ir 2000 litų atiteko Klaipėdos universiteto ekonomistų klubui, analizavusiam prekybos centro BIG situaciją. Antrosios vietos laimėtojai – rankinio klubo Dragūnas situaciją nagrinėjusi komanda Greenman Club. Komandai atiteko 1500 litų. Trečiąją vietą laimėjo komanda Žalias protas, pateikusi įmonės Terekas probleminės situacijos sprendimą. Šiandien jau parodėme viską, ką buvome paruošę. Akademinės naujienas galite sekti mūsų laidos Universitetai LT Facebook puslapyje. Primenu, kad laidos kartojimas pirmadienį 9:30 min. per TV6. Gražių ir šiltų šventų Velykų. Iki kito šeštadienio.